Sveiki, šiandien vėl kalbam apie gyvenimo taisyklės. Kalbam šiandien apie 18 taisyklę. Jis skamba taip. Tikslumas tai yra gerumas savo. Maldauju jūsų. Būkit geri savo. Padarykite viską iš karto. Tiksliai, aiškiai padarykit viską, ko reikia. Bet žinoma, reikia pasiruošti. Jeigu jūs nesiruošite darbo, jeigu jūs neformuojat savo įgūdžių, jeigu jūs neparuošėt įrankių, dar kitų dalykų, jūs gerai to nepadarysit. Todėl mokymasis prieš tai padeda pasiekti tikslumą. Meistriškumas ateina per įgūdžius. Nėra įgūdžių, nėra tikslumo. Lavinam savo įgūdžius ir tada darbą galima bus padaryti greitai, lengvai ir tiksliai. O svarbiausia, tai parodys meilę savo. Nereikės kartot, nereikės daryti iš naujo. Pagalvokit apie tai. Sėkmės jums.